Labas vakaras, draugai. Pirmadienis, vėl pirmadienis bėga nenumaldomai. Ir mes su jumis vėl skaitysim į tėvų taką. Gerai, pradėsim savaitę. Savaitę pradėsim su Dhamma. Kaip jūs ten stebėjot savo troškimus būti, nebūti. Tikiuosi, kad naudojatės, taikėte tą damą, kurią išgirstate, kurios klausotės. O šiandien yra sūta apie budrumą. Apie budrumą. Į tėvų taką 47. Aš suvokiau, kad aš iš tiesų paėmiau ir peršokau, bet nemažai sūtų. Gerai vertinau mūsų, tai kiek mes perskaitėm. Tai dabar šuolis atgal ir skaitysim viską, ką praleidau. Tai tėvų taka 47 sūta yra apie budrumą. Buda liepia savo mokiniams, liepia vienuolėms būti budriems. Pažiūrėkimgi, ką Buda sako. Buda sako, vienuoliai, te būna vienuolis budrus, te buvoja atidus, su aiškiu supratimu, susitelkęs, besidžiaugiantis, nurimęs, su savo laikė įžvalgai doras būsenas. Vienuoliai, budrus vienuolis, buvojantis atidus, su aiškiu supratimu, susitelkęs, besidžiaugiantis, nurimęs, su savo laikė įžvalgai doras būsenas, gali tikėtis vieną iš šių dviejų vaisių - tobulo žinojimo šiame gyvenime. Arba tebesant prisirišimui, nebesugrįžtančioje buvę. Tai tobulas žinojimas čia yra apie visišką nušvitimą, arhatystę. Tai galima visiškai nušvisti arba beveik visiškai nušvisti, tapti nebesugrįžtančiu. To, kuris jau nebeatgimsta jausminiam pasaulyje. Ir toliau dar yra pridėti posmai. Budraujantieji te išgirsta, miegantieji te pabunda. Budraujantysis geresnis už miegančiuosius. Neturi baimių, kas budrauja. Kas budrauja yra atidus, su aiškiu supratimu, susitelkęs, džiaugsmingas ir nurimęs. Kas savo laiku teisingai ištyrinėja reiškinius, tapęs suvienyto proto, jis gali išsklaidyti tamsą. Todėl pasišveskite budrumui. Uolus ir praktiškas vienuolis, giliai paneriantis į meditaciją, nutraukęs gimimo ir senėjimo pančius, gali čia pat prisiliesti prie aukščiausio tobulo nušvitimo. Taigi Buda ragina mus būti budriems, nemiegoti. Buda, ką reiškia Buda? Buda tas, kuris pabudo. Ir Buda mokė to pabusti, budintis, kas akimirką budintis, būti atidiems suvokiantiems, nepasimesti tame, ką mes patiriam, nepasiklysti tame sapne, kurį sapnuojame. Realybė kaip sapnas. Ir mes pasimetam labai dažnai, mes būtent sapnuojam. Ir tą temą aš noriu Jums parodyti tokią didaktinę priemonę, kurią atsivežiau iš Tailando. Apie budrumą. Nes ten irgi pagrindinis mokymas yra nukreiptas į tai. Mes turim pabusti, turim budrauti, turim būti žinantis, tiesiog žinantis, suvokiantis akimirką, būti dabarty. Tiesiog būti dabarty, labai paprasta. Bet reikalas tame, kad mes neatskiriam, kadagi mes esam dabarty, o kada mes nesam dabarty. Mes labai dažnai esam pasimetę. Ne? Tai jeigu mes galėtum žinoti, kas yra kas, tai mums būtų daug paprasčiau pastebėti ir vis pabusti. Tai štai rodau Jums didaktinę priemonę. Okay? Žiūrėkit, ką reiškia pabudęs. Kaip Jums tas geltonas veidukas. Tai čia yra pabudęs. Ir tai nereiškia, kad tokiom akim lakstai visą laiką pabudęs ir ten, žiūrėkit, žvaigždutės aplinkui. Tai širdyje pabudęs. Širdis šypsosi. Nes širdis žino tiesą tokią, kokia jinai yra. Mes esam su viskuo
taip, kaip tai yra, ir mes priimam visiškai tai, kaip taip yra. Mes nebėgam, mes nesislepiam. Mes esame dabarties akimirkoje, aiškiai suprantantis, kas yra kas. Žiūrėkim, ką reiškia nepabudęs, vieną po vieną. Kaip jums blausus, pasimetam mintyse kažkur ir priblaustom, pasimetam, ne dabartį, jau ne dabartį, esam kažkur, praeitį, kas ten buvo, kas nebuvo, arba ateitį, kas ten galėtų būti, o jie, kaip baisu, kas ten bus, ar nebaisu, o gal daug abejonių, ar čia reikėtų taip, ar anaip, tai pasimetam mintyse. Ar atpažįstate, ar būna jums taip, kad pasimetam mintyse? Kas dar būna? Taip, būnam tiesiog išsiblaškę. Kai protas šokinėja, tai ten, nuo vieno objekto į kitą šokinėja, mes visiškai nesapam dabartį, mes tai ten. Tai čia nėra pabudęs, čia yra nepabudimas, čia yra miegojimas. Abejonės, jau minėjau abejonės, toksai veidas, kaip jums toks veidukas, ar būna tokios, tai čia taip man reikia pasielgti, ar taip pasielgti, o kas čia teisingiausia. Ir vietoj to, kad mes padarytumėm sprendimą, mes vis sukamės, protas užstringa ir galvoja, kad čia nuo to sprendimo priklauso viso mūsų gyvenimo laimė. Kas toli gražu nėra visada taip. Dažniausiai taip nėra, iš tiesų, dažniausiai mes tiesiog per daug sureikšminam kažkokius sprendimus, per daug. Ir su tais klaustukais taip ir vaikštam, nes esam pasimetę tuose klaustukuose, mes nesame dabartį, mes nesam su tuo, kas yra šią akimirką ir kaip yra šią akimirką. Žiūrim toliau. Būna tiesiog užsisvajojam. Žiūrim, kaip jums tas toksai veidukas, užsisvajojam. Nes ta dabartis tai nebūtinai yra malonė, dabartis kartais būna malonų, dažnai dabartis būna nemalonė, dažnai norisi iš jos pabėgti ir kodėl nepasvajojus. Svajonės tai gali būti svajonėse visaip gali būti, svajonėse gali būti taip, kaip norėtųsi, ar ne. Tai kai mes užsisvajojam, mes tikrai nesam pabudę, mes tikrai nesam su realybė tokia, kokia jinai yra, mes esam pasimetę kažkokiam sapne. Toliau, paskendęs mintyse ir jausmuose, besimarinuojantis, pagaunam kažkokią emociją ir marinuojamas. Galvojam, kad mes taip, kad čia aš taip jaučiuosi, sikimbam, prisigalvojam tau visą medį minčių susijusių su emocija. Ir tik tai tos mintys tik tai stiprina ir tik tai sulaiko ir mes skęstam mintyse ir emocijose. Tai dažnas požymis šitokio veiduko tai yra juodos paakys. Ir ta emocija gali būti tai, ką mes vadinam negatyviom emocijom, bet tai gali būti ir tai, ką mes vadinam gerom emocijom. Mes jaučiamės kažkokią išskrydę, sakykime, ten pakylėti, ar ten, nežinau, mes medituojam, mes pasigaunam kažkokią malonę būseną meditacijai ir mes ją pasigaunam, mes ją įsikimbam ir mes pradedam marinuotis, tokie, tampam tokie, atrodom tokie iš tiesų apdūję, nespindintis, tikrai nespindintis, apdūję, toks debesukas, toks gali būti kaip rūkas aplinkui žmogų, bent jau taip gali atrodyti. Tas žmogus tai marinuojasi, jis nieko nemato iš tiesų, bet iš šono tai taip atrodo. Tai čia nėra dabarties akimirka, tai yra marinavimasis kažkame, tai mes nesam su tikrove tokia, kokia jinai yra. Analizuojantis. Kai buvo vyro atsiskyrimas, tai paklausiau, kuris iš jūsų čia veidukas, tai kažkaip dauguma sakė, galėjau save atpažinti čia. Tai vis analizuojam, klausinėjam, vis bandam suprasti, bandam intelektu kažką racionalizuoti. Iš tiesų, racionalizavimas yra dar vienas pabėgimo būdas nuo realybės. Bandom kažkaip savo padėti suprasti. Bet kai mes tai darom,
kai mes pasimetam tame, mes nesam dabarties akimirkoje. Dabartis tai nestovi. Dabartis kiekvieną akimirką nauja dabartis. O mes kažkur ten kažkas įvyko ir mes ten čia bandom čia kažką suprasti, mes nespėjam, mes užstringam, mes nesam dabartį. Ir žiūrėkit, šitas pažaliavęs veidas, susikaupęs, atrodo susikaupęs nėra to kažkas labai blogo, geras dalykas, bet čia yra, žiūrėkit, koks jisai susikaupęs. Akis mums kaip tai labai daug aš tame susikaupime, labai daug įtampos, iš tiesų, noro, siekio. Tai čia irgi nėra dabartis, tai yra kontrolė. Nėra kontrolė. Tai nėra dabartis. Tai va, tai Buda propagavo pabudimą. Tai ką reikia daryti? Ką mums reikia daryti? Reikia tiesiog pabusti, pastebėti. Tai dabar pastebėkite, kuris veidukas jums dažniausiai atsitinka ir žinokite, kad jūs tiesiog nesat dabartyje, kai toks veidukas jums atsitinka. Pabuskite, labai paprasta, iš tiesų nėra sunku. Reikia pabusti ir tiek. Palikti. Leisti tam būti, bet nesikipti į tai. Grįžti į dabarties patirtį, tiesioginę, bet tarpinę dabarties patirtį. Kas yra dabar? Kas yra šią akimirką? Ką jaučia kūnas? Kokios yra mintis, kokios emocijos, kokie vaizdai, kokie garsai, kvapai, skonis, pajausti tą akimirką. Grįžti tiesiog į dabartį. Nesunku. Buda propagavo pabudimą. Buda propagavo budrumą. Ne užsisvajojimą, ne pasimiršimą. Ir jis įdomiai sako, kas putrauja ir atidus, aiškius supratimus, susitelkęs, džiaugsmingas ir nurimęs, kas laiku teisingai ištyrinėja reiškinius. Tapęs suvienito proto, jis gali išsklaidyti tamsą. Kur prieš tai buvo sakoma, kas turi savalaikį įžvalgą į doras būsenas. Čia irgi svarbus momentas, nes ta atida, aišku, supratimas, sutelktis, tas ramybė, atrodo, yra doros būsenos, gražios doros būsenos. Bet jeigu nėra įžvalgos, mes labai lengvai galim tai pasisavinti. Ir galvoti, kad aš esu nurimęs, aš čia džiaugsmingas, aš susitelkęs, aš esu dabarty. Ir visa tai yra neteisingas požiūris, visa tai yra užstrigimas, vėlgi įsikibimas. Todėl Buda sako, savalaikiai įžvalgai doros būsenos. Tai pamatymas, kad netgi tos doros būsenos, tai jos niekam nepriklauso. Tai tie yra sąlygoti reiškiniai, kurie lygiai kaip ir visa kita kyla ir nyksta ir niekam nepriklauso. Ir kai tai yra paleidžiama, kai viskas yra paleidžiama, tada galima tobulai nušvisti. Arba bent jau ten beveik tobulai nušvisti. Tai budrumu. Viskas prasideda, nuo to, kad mes vis pabundam, mes nebūnam nei su klaustukais, nei su juodom pakiam, nei tokie analizuojantis visi, ar tokie visi, labai jau susikaupę per nelik. Atsipalaidavę, vis grįžtam, tiesiog priminam savo grįžti į dabartį, priminam savo grįžti į dabartį, pabusti. Labai nesunku, man atrodo. Jeigu jau pamatėt, kas jums būdinga, tiesiog būdinkitės. Buda sako, pudraujantieji tie išgirsta, miegantieji tie pabunda. Tai jeigu kai miegate, buskite. Kai esat pabudę, taip pat žinokite, kad visa, kas yra žinoma, nėra nei jūs, nei jums priklauso, nėra niekieno, yra tiesiog gamta. Yra gamta, kintanti gamta, kyla ir nyksta, reiškiniai kyla ir nyksta,
tame žinojame, kuris nekyla ir nevyksta, toj sąmonėj, kuri nekyla ir nevyksta. Viskas. Laisvė. Kančios nebuvimas. Nes tokiu atveju nėra kas kenčia. Tai niekam nepriklauso. Yra visiškai aiškus supratimas ir priėmimas visko taip, kaip yra. Štai tokia suta ir štai tokia didaktinė priemonė jums, mėlyje. Tikiuosi, tai padės jums būdintis. Būdinkitės. Tegul būna tai jūsų praktika. Ne tik savaitę, tegul būna tai jūsų praktika visą laiką, nuo ryto iki vakaro. Būdinkitės ir pamatysit, ant kiek laimingesnės būsit. Vien tik dėl to, kad vis sugrįžtat į dabarties akimirką. Nebandykit dabarties akimirkos sulaikyti, nebandykit išlaikyti budrumo būsenos, nes tai bus įsikibimas. Ir jūs susirauksit ir bandysit kontroliuoti, ne? Nereikia. Tiesiog būdinkitės. Pastebėjot, kad pasimetėt, būdinkitės. Labai nesunku. Ir mėgaukitės budrumu, mėgaukitės buvimu dabartyje. Štai tiek turbūt šiai savaitė. Ir būkite pabudę. Iki kitos savaitės.